Sveiki, bičiuliai. Atlėkiau į sekmadieninį turgų. Bandau statytis mašiną ir lėksiu į starto poziciją. Berniukas padės man pasistatyti mašiną taisyklingai. Ir lėkiu užsiimti gerą poziciją. Turgus prasideda 12:30. Iš namų išvažiavau 12. Čia netoli manęs, apie 20 minučių. Jau užsiėmiau poziciją, laukiu starto, pilna žmonių. Čia dar jaunuolis parodė savo tatuiruotes, tai sakau very cool, very nice. Šitas turgelis nėra didelis, 4-5 mašinų eilės, tad labai greitai pereisiu, kažkur valandą užtrukau. Daug žaislų, daug drabužių. Čia radau paspirtuką tokį įdomų. Dabar tik peržiūrėjau, jo kaina buvo 5 svarai. Kažkur apie 20-25 panaudotas. Daug įvairių daiktų. Matosi, kad tikrai žmonės atvažiavo iš namų, ką rado, tą atvežė, sumetė viską. Smagu vaikščioti, ieškoti kažko vertingo. Čia pastebėjau ant žemės figūrėlės, bet dar nufilmavau stalą. Daug visokių štampovkių pigių. Čia apžiūrėjau figūrėlės, Skylander. Kaina 4 svarai. Bet po to pastebėjau dėžutėj žaidimus, Game Boy. Už visas dėžutės pasiūliau 10 svarų. Tai sutiko. Dar prieš sumokant apžiūrėjau, kad būtų visi žaidimai. Čia pardavinėja filmus ir knygas. Manęs nedomina, nes pilnas internetas jų. Čia daug daiktų, bet nieko ypatinga. Keletą žaidimų ant kompiuterio, bet gana pigus. Tai nesusidomėjau. Daug visokiausių daiktų. Yra ir dviratis už 15, bet jau pavargęs toks. Daugiau labai nieks manęs čia nedomina. Aišku, žaislų pilna. Reikia skubėti, ieškoti. Daug žmonių šitam turgelyje, bet už kokio pusvalandžio ar 40 minučių jau žmonės išeidinėja. Turbūt kažką randa ir keliauja namo. Čia dar veikdradį pamačiau, aišku, palaiko, toks įdomus. Sunku jo kainą įvertinti, bet apie 20-50, aišku, reikia apžiūrėti. Bet su veikdradžiais sunku pakuoti. Čia ant šito stalo dar pamačiau transformerio galvą. Nematyta. Tai nusipirkau. Dar keletą žaislų buvo, apžiūrėjau. Tuščiom juk negrįšiu namo. Ir kągi, ties šituo stalu baigėsi mano medžioklė. Lėksiu namo, pasistiprinsiu.
nuvalysiu visus daiktus ir parodysiu, ką pavyko sumedžioti. Šį kartą stalas nukrautas kambaryje, kadangi kieme lyja. Visi mano radiniai ir greitai peržvelgsiu. Paskutinę minutę nusipirkau dar batus slidinėjimo geros firmos Salomon. Labai sunkus. Mokėjau 5 svarus. Šiaip internete yra po 70, po 80, bet kadangi labai apdaužyti, panaudoti, tai tikiuosi gauti 30-40. Toliau šitą mašinytę Fast and Furious. Aišku, dabar pastebėjau, kad čia ir veidrodėlių trūksta. Ir spoilerio nėra. Bet čia yra seno modelio. Jeigu su dėžutė ir aišku geresnės būklės, tai kainos apie 60-80. Tai nežinau, ką aš darysiu, ar pardavinėsiu, gal duosiu vaikam pažaisti. Toliau dar, kaip matėt, pirkau Game Boy žaidimus. Iš viso 6. Sumokėjau 10. Šitie maždaug verti po 10. Tas apie 12. Šitas brangiausias. Kažkas 15-25. Toliau šitie, aišku, pigesni. Tai visai gerai. Neturiu aš jų daug. Kažkaip anksčiau nelabai ieškodavau. Tik dabar pradėjau kaupti, rinkti žaidimus. Toliau PlayStation 1. Čia, aišku, pabaigoj, turgaus pabaigoj radau, tai ir tokie liko. Nelabai populiarus. Mokėjau už abu 8. Tiksliai nežinau jų vertės, bet nebus brangus. Iki 15. Kas liko, tas liko. Turbūt turėjo daugiau žaidimų, bet nepavyko rasti. Toliau pulteliai po 50 centų. Šitas matėsi, pamačiau, kad senas. Tai vienas toks yra įdėtas už 17 eBay. O šitas yra universalus prie televizoriaus. Skaičiavimo mašinėlė. Dar nepatikrinau, reikia bateriją pakeisti. Vien įdėkliukas apie 15 kainuoja. Pati skaičiavimo mašinėlė 30-40. Tai pirmą, iš kur reikia jungti. Toliau fotoaparatas. Mokėjau 3 svarus. Reikės jungti, krauti. Gaila, nėra kortelės, bet yra pakrovėjas. Šiaip dažniausiai perku be pakrovėjo. Ir kadangi baterija yra plokščia, tai reikia pirkti pakrovėją. Pakrovėjai
gan brangiai kainuoja, po 7-15 svarų ant fotoaparatų. Yra keletą tokių eBay, apie 40-35. Toliau vėl žaidimai. Šitas Sealed. Už visus mokėjau po svarą, bet kadangi šito plėvelė nudėvėta, tai mokėjau 4 svarus. Nėra jie brangus, po 5, po 6, šitas gal brangesnis. Konami, muštynės. Šitos knygutės nėra. Šitas sunkus. Kas čia gero? Čia dar. Ai, ne. Nu, žodžiu, PlayStation 2 žaidimai. Irgi turguose jų nesimėto. Reikia paieškoti. Toliau. Už šituos 4 mokėjau 8 gal. 7. Taigi šitas nėra brangus, bet kadangi Lego, tai paėmiau. Biškai jau pavargęs. Šitas brangesnis, apie 10-15. Ir čia yra trečia dalis, Gear War Free. O čia antra. Šitas brangesnis. Apie 20-40. Kompaktas įdomus. Reikės valyti. Kažkuriame turge radau šitą mašinėlę. Buvo be pakrovėjo, be blokelio. Tai blokelio turiu, pritaikiau. Aišku, dar šitos pirkau. Amazoniai liktais apie 10-12 mokėjau. Yra pora buteliukų. Tai gan visai neblogai valo, jeigu nėra įbrėžimo. O šiaip tai apie 30 kainuoja toks aparatas. Aišku, plius ten visokie buteliukai, bet esu ir su dantų pasta bandęs. YouTube yra visokių ten išbandyta. Tai reikia patikrinti, dar išbandyti kažką gal įdomesnio. Automobilinio, pavyzdžiui, vaksą. Taigi reikės išvalyti. Kompaktus. Čia tas, o čia Manchester. Futbolas. Tai čia yra 13 metų, bet dar vienas kompaktas yra viduj įdėtas, 15. Tai šitokį vieną radau eBay, 40 svarų, o ieškojau po to 15 metų, tai nelabai radau, aišku, greit peržiūrėjau. Tai reikės dar pasitikrinti. Toliau, pliušiniai žaisliukai. Nėra jie brangus, po svarą mokėjau. Šitie 2-3 po 10. Ir pad
Eddingtonas brangesnis, 14. Aišku, jų visokių variacijų yra. Čia vieną žiūrėjau anglą irgi perka, jis parduoda iš bagažinių turgus, tai jis buvo nusipirkęs didesnį už 5, pardavė už 60. Šitas mažiukas yra. Kaip sakant, pabandžiau. Po to Tamagošis. Čia yra 2022 metų. O, kamera kur tu? Mokėjau 2 svarus. Toks naujas apie 20-25. Žodžiu, kažkas apie 12-15 gal. Toliau šitą galvą pamačiau, labai įdomi, mokėjau svarą. Įdėjau baterijas, veikia, bet nieko labai čia ypatingo. Čia prie lovos lempa, bet labai jau silpnai šviečia. Kur čia ta kamera mano? Žodžiu, neveikia 7 metų. Gan gražus, turbūt nepardavinėsiu, pasidėsiu gal kažkur prie savo visokių radinių. Ai, dar gyvatė šitą buvo. Jo, dabar prisiminiau. Dar šitą gyvatę mokėjau 5. Čia iš Ninjago. Ninjago. Dar buvo pora žmogeliukų. Atsinešiau sudėti. Apvaliau. Jo, dar šitas buvo. Taigi, aš to pačio pardavėjo pirkau šitą kalendorių. Toks gan paprastas atrodo. 80 metų, Hongkongas. Internete apie 40 mažiausią kainą radau. 40 svarų. Aišku, Amerikoje ten visokių didesnių kainų yra. Tai nustebino. Toliau futbolas, kortelės. Gan storas, sunkus albumas. Sakė, nėra visiškai užpildytas. Esu ir anksčiau radęs tokių, bet norėjo 10 svarų. Kadangi šitame daugiau kortelių, tai nusipirkau. Mokėjau 3 svarus, bet pabandymai, šiaip nelabai ką aš suprantu. Dabar tik peržiūrėjau, kad šitos kortelės Star yra brangesnės. Jos maždaug po krūvom po 5. 10 kortelių maždaug 5 svarai. Po to čia irgi World Class, irgi panašios kainos. Titan. Nu, žodžiu, nelabai aš žinau. Ką tik pasižiūrėjau, tiesiog 3 svarai, manau, gera kaina, nes jeigu taip surinkti, tai čia labai daug reikia pirkti. Toliau dar čia kažkoks trosas, šiaip nelabai supratau, kas čia yra. Kažkoks lynas tampusi. Gal čia nuo televizijos bokšto šokinėti.
kažkas panašaus. Norėjo 10, tai aš nuėjau į šoną. Po to vėliau dar nuėjau pas moterį, žiūriu, dar guli. Vienas žmogus paklausė, kitas. Tai nuėjau, pasiūliau 7, aišku, nesutiko. Pasiūlė man 8, nu, kadangi jau prie pabaigos turgus buvau, nebebuvo kur eit daugiau. Tai nusipirku už 8. Kažkur vertė apie 40-50. Tai visai sakyčiau gerai. Tai va, čia kartą daug žaidimų. Tokie pusiau, kai kurie vertingi, kai kurie nelabai. Ai, dar šitą radau, nebetelpa ant stalo. Personal file. Susidėti papirgaliams. Aišku, čia reikia viską valyti. Tokia didelė dėžė. Plastikinė visa. Atrodo kokybiškai. Iš pradžių galvojau, kad nėra raktelių, bet dabar atidaręs pasižiūrėjau, kad yra. Netgi 2. Netgi 2. Žodžiu. Kažkas apie 20-25 nėra brangus, bet lengva pakuot bus. Žodžiu. Sugadinau. Juokauju. Tai va, visi radiniai. Aišku, šitas gal nekoks, bet labai sunkus. Reiks dar peržiūrėti. Blogiausiu atveju vaikai panaudos. Pažais. Vieną dieną. Gal ilgiau. Ir ką? Keliaujam tada pasižiūrėti, ką išėjo parduoti. Keletą daiktų pavyko parduoti paskutinę savaitę. Greitai peržvelgsiu, parodysiu jums. Tai būtų šita kamera Sankijo. Ja esu įkėlęs už 85. Pasiūlė 50. Bet kelias dienas laukiam, kad sumokėtų. Nesumokėjo, tai pats ir atšaukiau. Parašiau, kad pirkėjas nesumokėjo. Tylu ramu. Toliau skaičiavimo mašinėlė. Prieš kelias dienas įkelta, nesenai sumedžiota. Parduota už 20. Iškeliavo į Graikiją. Su visu siuntimu pirkėjai išėjo 42 svarai. Toliau kamera Quartz. Pagaminta Rusijai. 8 mm juostelė dedasi. Nupirko 45. Toliau traukinio bėgiai 10 vienetų. Nupirkta už 9,50. Dar nupirko Technik CD grautuvą. Iškeliavo už 25. Čionais trečios partijos pultelis. Jungiasi prie Nintendo arba GameCube. 8 svarai. Nupirko dar CD RV
10 kompaktų, Sealed 9,50. Toliau dar viena kamera, ne per seniausiai sumedžiota turguje. Mokėjau 5 eurus. Labai gražus stovis. Įkelta buvo už 22, bet pasiūlė 20, tai sutikau. Ir paskutinis, tai būtų gitara. Įkelta yra už 44, tą pačią dieną pasiūlė 32, 35, bet neskubėjau sutikti ir po 2 ar 3 dienų nupirko pilną kainą. 44 svarai. Visi siuntiniai išsiųsti. 8. Ir kągi. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū už paspaustus like.